šį rytą turėsim, labas rytas, kas darysit praktiką namuose. Tai šį rytą turėsim stiprią, šildančią praktiką, kuri bus labiau skirta inversijoms, tai yra pastovėjimui ant savo rankų, pajautimui, kojų pakėlimo ir bus daug pagrindo, nuo ko reikia pradėti, nes mes matom labai gražių asanų internete ir kai mes jas bandom patys padaryti, atrodo, kaip čia nuo ko net pradėti, neaišku. Tai pradėti reikia nuo pačių pradžių. Tai reikia pradėti nuo viso kūno stiprinimo ir aišku tempimo. Kai duodu jums asanas praktikų metu, nė viena asana nėra veltui. Kiekvienas kojos pakelimas ir vedimas kelio prie alkūnės, tai yra pradžia tam tikros asanos, kurią šiandieną parodysiu. Kiekvienas tempimas leis dar giliau įeiti į asaną, kuri reikalauja rankų stiprumo. Todėl viskas, ką atliekam, tai yra mažas pagrindas į priekį. Ir mes dažnai matom internete gražias asanas, bet tai yra daugybės praktikų laiko rezultatas. Ir ką mes augdami prarandam, tai yra žaismingumas, smalsumas. Dažnai mes arba nutolstam nuo to, kas atrodo sunku ir neįveikiama, net to nepabandę. Ir aš tą patį patyriau, kai pirmą kartą pradėjau mokytis jogos, aš nuo jos atsitraukiau vien dėl to, kad man ji pasirodė sunki. Ir galbūt dėl to, kad nebuvo pakankamai išaiškinta, galbūt nebuvo pagrindo, nes jeigu nueinat į kokią nors klasę, labai svarbu, kad būtų pagrindas. Ir aš noriu jums suteikti šį rytą pagrindą, tai mes turėsim daug riešams praktikų, rankoms, nugarai, pilvo presui ir aišku paimsim 3 asanas, kurias norim šiandien parodyti ir kurias praktikuosim viso iššūkio metu. Ir taip pat jau kitą savaitę dar ir ant galvos stosim. Tai va, tai manau, kad ką pirmas dalykas pajausit, tai yra riešai. Ir po jogos praktikų žmonės dažnai skundžiasi savo riešais. Ir dėl to, kad riešams, dilbėms nėra pakankamai duota dėmesio. O jiems dėmesio reikia duoti, kadangi labai daug asanų yra ant rankų. Ir jeigu mes šių vietų nestiprinsim, natūralu jausim skausmą, nepatogumą ir tada tikrai nesinorės keliauti į stipresnes asanas. Tai šį rytą linkiu kiekvienam pasimėgauti. Linkiu būti vaiku. Žaismingai, smalsiai keliauti kiekvieną asaną. Prisiminus save anksčiau, kai bandžiau šitas visas asanas, pradėjau savo jogos praktikas, mano pagalbė su manimi buvo visada šalia, kadangi bijodavau nukristi ant žemės ir esu ne kartą nukritus ir ant smakro, ir ant veido, ir tai yra procesas, bet viskas prasideda nuo mažo žingsnelio. Pradėkim nuo žingsnelio, lėto žingsnelio pirmyn, kad galėtume užlipti į tą kalną. Viskas ateina su laiku, duokit savo laiko, tai yra didžiausia taisyklė. Duokit savo laiko ir nusimeskit ego prieš einant į jogos praktiką. Tai yra be galo svarbu, kadangi mūsų protas taip ir veikia. Jeigu jisai kažką pamato, kas gali nesisekti, kas gali nepavykti, jis iš karto nori pabėgti nuo to, atsitraukti ir taip užblokuodamas kelią augimui, siekimui, užbrėžia ribas. Tai kad to neįvyktų, pažiūrėkime tai žaismingai, pažiūrėkime tai smalsiai ir su šypsena veide. Nes kas būtų, jeigu vaikas pasakytų nuo pirmo kritimo, ką man reikalingas vaikščiojimas, nereikia, apsieisiu. Krenta daugybę kartų, tai
Priimkim žaismingai ir stokimės ant savo pėdų. Čerytę pradėsim stovimoje padėtyje, kalno padėtyje. Ir čia pirmiausia, ką mes kultivuosim šį rytą, tai jogą, kvėpavimą. Ir čia suvesk savo delnus į maldą, pečiai atpalaiduoti, akys užmerktos. Patogiai užmerk savo akis, atpalaiduok pečius. Ir leis sau atsitraukti nuo visų minčių, nuo visų reikalų. Leis sau sugrįžti į šį momentą. Ir čia leis sau pajausti savo pėdas, kaip jos stipriai, patogiai įsižemina. Prisiglaudžia prie žemės paviršiaus. Ir čia leisk sau savęs paklausti, kaip aš jaučiuosi šią akimirką. Ką aš manau apie šią praktiką. Ką aš manau apie save, ką aš sugebu, ką aš sugebėsiu šį rytą. O jeigu vienintelis dalykas, ką reiktų sugebėti šį rytą, tai pasimėgauti. Tai įsikvėpti džiaugsmo, tikėjimo. Tiesiog leisti savo būti ir mėgautis. Paleidžiant visą tai, ką mano protas, ką aš sugebu, o aš nesugebu. Nes visa tai yra įsitikinimai, kurie formuoja mūsų ateitį. O jeigu paleidus visą tai, kaip tu tik tyras džiaugsmas, už tai, jog stovi šį rytą ant savo kilimėlio. Už tai, jog duodu laiko savo praktikai, savo tobulėjimui, savo kūnui. Tad šį rytą kviečiu tave pasimėgauti. Atsitraukti nuo perfekcionizmo ir leisti savo žaismingai, smalsiai keliauti kiekvieną asaną. Ir iš čia sukabink savo rankas, savo pirštus vienas į kitą ir pradėk sukti savo riešus. Mes sukam savo riešus, aplinkui pirmiausia viena kryptimi. Galima patogiai atsimerkti. Ir sukam savo riešus pirmiausia viena kryptimi. Ir tada kita kryptimi. Ir čia galim pajausti, kaip traška sąnariukai. Galim pajausti savo kūną. Tai yra gerai. Ir dabar duosim savo pajausti savo dirbius. Retai juos palaučiam, bet pajausim. Dabar mes ištiesiam savo rankas į priekį, taip tarsi stumtume kažką nuo savęs. Mes čia suvedam savo rankas į kumščius. Ir dabar patiesinam, kad riešas su delnu eitų vienoje linijoje. Ir ištiesinam savo pirštus. Sutraukiam vėl į kumščius, ištiesinam pirštus. Sutraukiam į kumščius savo rankas ir patiesinam pirštus. Sutraukiam, jūs galite likti stovėjimoje padėtyje, aš tiesiog noriu, kad jūs matytumėt. Ištiesinam. Ir dabar mes pradedam greitinti judesį. Greitinam judesį, greitinam.
Ir po truputėlį pradėsit jausti, jog pradeda šilti rankos. Rankos pradės šilti ir labiausiai jausit dilbius. Ir mes pradedam greitai, intensyviai, tiek kiek galim greičiausiai judinti savo pirštus. Kumščiai ir išsitiesime pirštai ir dar. Leidžiam savo nusišypsoti, leidžiam savo priimti šitą karštį, priimti šitą deginimo jausmą galbūt. Leidžiam savo pasimėgauti šio jausmų dar truputėlį. Ir leidžiam savo kvėpuoti. Kvėpuojam dar šiek tiek. Žinau, kad jaučiat. 5. Taip greitai kaip galim. 4. 3. 2. 1. Mes liekam stovimoje padėtyje, keliam rankas aukštyn, suneriam savo pirštus ir ištempiam savo rankas aukštyn. Delnai suvesti, vienas į kitą ištempiam. Dabar jaučiam savo dilbius. Ir jas reikia jausti prieš praktiką, ypatingai sudėtingesnė, kada einam ant rankų. tą būtina jausti. Ištempiam dar kartelį, vedam rankas už nugaros, ištempiam krūtinę ir savo rankas sunertas keliam aukštyn. Tiek, kiek galim, pakeliam aukštyn, įkvepiam. Su iškvėpimu atpalaiduojam savo rankas. Galima atsisėsti ant kilimėlių. Duosiu dar vieną pratimą riešam, kuris yra labai geras ir kurį taip pat labai rekomenduoju daryti. Riešams dirbėms tai yra pirmiausia, mes ištiesinam savo rankas šonuose ir savo rankas svedam į kumščius ir rodom savo raumenis. Taip turi būti. Ir savo kumščius, savo riešus palenkiam į save, ne atgal, į save. Ir dabar savo rankas pradedam tiesinti, bet kumščiai lieka palenkti į mus, į save. Ištiesinam ir tada atveriam savo delnus, stumiam į šonus. Energija. Ir vėl suvedam savo rankas į kumščius, rodom savo raumenis, kumščius, vedam į save, bet tiek, kiek galim, ne šiaip truputėlį, tiek, kiek galim, turim jausti čia savo riešus ir pradedam tiesinti savo rankas, kumščiai lieka vedami link savęs. Ir turim čia jausti riešų tempimą, čia vėl atveriam savo. Stumim iš šonus, tą, ko nenorim. Tą, ką nenorim, stumim iš šonus. Ir vėl suvedam rankas į kumščius, rodom savo raumenis, palenkiam savo rankas link savęs, kumščius, tiesinam rankas, tiesinam, jaučiam savo riešus. Stumiam tolyn savęs. Tai, su kuo jau laikas atsisveikinti, su ribojimais, su įsitikinimais. Visa tai, ko nenorim. Dar 2 kartai. Suvedam rankas į kumščius, rodom savo raumenis, palenkiam į save savo kumščius. Tiesinam savo rankas. Tiesinam, jaučiam savo riešus. Jeigu jūs tikrai kumščius vedat link savęs, turite jūs savo riešus ir vėl stumiam nuo savęs ir jaučiam savo pečius šią akimirką, rankų nenuleidžiam žemyn. Ir vėl rankos į kumščius, rodom savo raumenis ir tiesinam rankas, tiesinam ir stumiam nuo savęs. Dar kartelį įkvepiam su iškvepimu. Rankas atpalaiduojam, čia kryžiuotų kojų padėtis, įsistatom savo delnus ties klubais, įkvepiam, kyla pečiai aukštyn, su iškvepimu pečiai atgal. Įkvepiam, pečiai kyla aukštyn, iškvepiam atgal
Pečiai kyla su įkvėpimu aukštyn, iškvėpimu atgal. Dar porą kartų įkvėpimu į viršų, iškvėpimu atgal, į viršų, atgal. Ir dabar į priekį įkvėpiam, kyla aukštyn ir į priekį. 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 Ir čia atpalaiduojam, papurtom savo riešus dar akimirką. Ir dabar galim sakyti, kad riešai yra atpalaiduoti. Ir keliaujam dabar į kelių galvų padėtį. Riešai sustiprinti ir atpalaiduoti. Ir prajudinsim savo stuburą. Įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu smarkias link krūtinės. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam. Įkvepiam, atsiveriam, iškvepiam, užsiveriam. Ir dabar taip greitai, kaip pavyksta, duodam savo stuburui dar daugiau apšilimo. Čia dar kartelį įkvepiam, atsiveriam ir su iškvėpimu paspaudžiam save į žemai žiūrintį šunį. Ir paspaudus save į žemai žiūrintį šunį, pėdą po pėdos pradedam keliauti link delnų. Vėl susitinkam kilimėlio pradžioje, kylam aukštyn į viršų, pakylam aukštyn, kai kylam aukštyn į viršų, keliaujam per sulenktą nugarą aukštyn. Ir iš čia atliksim keletą perėjimų, kad pajaustumėt savo visą kūną. Keliausim į svarbias asanas, nuo kurių irgi reikia pradėti būtent savo kelionę, stovėjimą ant rankų ir kitas svarbesnės, sunkesnės asanas, nesvarbesnės, sunkesnės. Su įkvėpimu kyla rankos aukštyn į viršų. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiame žemyn ir savo delnus dedam ten, kur nugara išsitiesina. Arba ant žemės galim dėti, arba ant kojų. Svarbiausia, kad nugara būtų tiesi. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu prisitraukiam prie savo kojų. Čia įkvepiam, dar kartelį atsiveriam. Atveriam krūtinę. Su iškvėpimu tiesi linija. Tiesiog linijai nekelkit savo sėdmenų, tiesi linija yra tiesi linija. Čia įtempiam savo sėdmenis, įtempiam savo šlaunis, delnai po pečiais. Ir keliausim į aukštai žiūrintį šunį. Kai mes keliaujam į aukštai žiūrintį šunį, mes po truputėlį pajudam priekį, su iškvėpimu leidžiamės iš rankų žemyn, nenuleidžiam kojų, pakeliam save aukštyn, aukštai žiūrintį šuo. Pečiai atsipalaiduoja, augam iš viršugalvių aukštyn, keliaujam į žemai žiūrintį šunį. Paspaudžiam save gilyn, čia dar kartelį pažvelgiam į priekį ir per šuoliuką keliaujam priekį link delnų. Ir vėl slankstelis po slankstelio kylam aukštyn į viršų. Tokia bus seka, dar 5 kartai tokios sekos. Kylam aukštyn į viršų rankomis. Dabar atliksim šiek tiek greičiau. Kyla aukštyn rankos, įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn, pažvelgiam į priekį, su iškvėpimu prisitraukiam prie savo kojų. Čia dar kartelį įkvepiam, atveriam krūtinę, su iškvėpimu tiesi linija. Tiesiog linijai įtempti sėdmenis, įtemptas pilvo presas, delnai po pečiais, leidžiame žemyn į aukštai žiūrintį šunį. Įkvepiam, su iškvėpimu žemai žiūrintį šuo. Per šuoliuką į priekį link delnų. Slankstelis po slankstelio kylam aukštyn į viršų. Kyla rankos aukštyn į viršų. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiame žemyn. Dedam delnus ant žemės arba ant kojų, svarbiausia, kad nugara išsitiesintų. Įkvepiam, su iškvėpimu prisitraukiam prie ištiestų savo kojų. Dar kartelį įkvepiam, pažvelgiam į priekį, krūtinę atveriam, su iškvėpimu tempti liniją ir iš jos aukštai žiūrintį šuo.
augam iš viršugalvio aukštyn, keliaujam į žemai žiūrintį šunį. Per šuoliuką į priekį link delnų. Slankstelis po slankstelio kylam aukštyn į viršų, kyla rankos aukštyn, įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn. Įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu pritraukiam prie savo ištiestų kojų. Dar kartelį pažvelgiam į priekį su įkvėpimu, su iškvėpimu tiesi linija. Ir iš čia aukštai žiūrinti šuo augam iš viršugalvio aukštyn ir keliaujam į žemai žiūrintį šunį. Per šuoliuką į priekį link delnų. Dar 2 kartai. Kylam aukštyn į viršų, kylam, augam iš rankų aukštyn, dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiame žemyn. Pažvelgiam į priekį, su iškvėpimu pritraukiam prie ištiestų savo kojų. Dar kartelį įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu tiesi linija. Įtemptas kūnas, įkvepiam, su iškvėpimu aukštai žiūrinti šuo. Augam iš viršugalvio aukštyn, pečiai atpalaiduoti. Žemai žiūrinti šuo. Čia dar kartelį per šuoliuką į priekį link delnų. Slankstelis po slankstelio kylam aukštyn į viršų. Kyla rankos aukštyn. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn. Pažvelgiam į priekį. Su iškvėpimu pritraukiam prie ištiestų savo kojų. Čia dar kartelį įkvepiam, atsiveriam, su iškvėpimu tiesi linija. Ir ką dažnai matau, kad žmonės pagudrauja ir iškart veda šunį žemyn į aukštai žiūrintį šunį. Į aukštai žiūrintį šunį mes einam, bet minimaliai lenkiant rankas per alkūnes. Bet minimaliai lenkiam ir tada atsiveriam į aukštai žiūrintį šunį. Dar kartelį įkvepiam, žemai žiūrintį šuo. Įsipatoginam žemai žiūrinčiame šunyje ir paspaudžiam savo uodegikaulį aukštyn į viršų, nugara išsitiesina, kojos tiesios, rankos tiesios, uodegikaulis riečiasi aukštyn. Čia dar kartelį įkvepiam ir keliaujam į tiesią liniją. Ir iš tiesios linijos mes sukamės į savo kairėje pusę, ant savo dešiniosios rankos, į šoninę lentą. Kam yra sunku šoninėje lentoje? Leiskit dešinį kelį žemyn. Ir kairioji ranka lieka pakelta, dešinioji koja nuleista arba abidvi kojos pakeltos nuo žemės. Čia dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam delną žemyn, įkvepiam, su iškvėpimu aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvio aukštyn. Ir iš čia žemai žiūrinti šuo. Tai yra šoninė lenta. Dar kartelį keliaujam tiesią liniją, įkvepiam tiesią liniją. Dabar sukamės į savo dešinį šoną. Kyla dešinioji ranka aukštyn į viršų. Kas norit, leiskit kairį kelį žemyn. Kam yra sunku, kas galit, liekam. Su pakeltomis kojomis įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam delną žemyn, aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvio aukštyn. Tai aukštai žiūrinti šuo yra labai gera praktika rankų stiprinimui. Čia pastumėm savo uodegikaulį aukštyn į viršų. Kartosim dar 2 kartus. Dar 2 kartai. Per bangą keliaujam tiesią liniją. Įsipatoginam tiesioje linijoje. Sukamės ant savo dešiniosios rankos, keliam kairėje ranką aukštyn. Kas norit, leiskit kelį žemyn. Kairysis žastas prie ausies. Ištempiam savo šoną. Keliam ranką vėl aukštyn į viršų, įkvepiam, su iškvėpimu tiesi linija. Ir iš čia aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvio aukštyn. Nusišypsokit savo, kūnas šiltas, karštas, kiek energijos generuojat. Ir iš čia dar kartelį žemai žiūrinti šuo ir tiesi linija. Iš tiesios linijos sukamės į dešinį šoną, kyla dešinioji ranka aukštyn į viršų. Jeigu norisi, leidžiam kelį žemyn,
žastas dešinysis prie ausies. Dar kartelį kyla ranka aukštyn į viršų. Leidžiam delną žemyn, tiesi linija. Ir iš jos aukštai žiūrinti šuo augam iš viršugalvių aukštyn. Pastumiam save į žemai žiūrinti šunį. Dar vienas kartas. Keliaujam per bangą, tiesi linija. Sukamės ant savo dešinio šono. Šoninė lenta, žastas prie ausies. Dabar ranką lenkiam per alkūnę, atveriam krūtinę. Dar kartelį ištiesinam savo ranką. Keliam ranką aukštyn. Delną leidžiam žemyn, tiesi linija. Ir iš jos aukštai žiūrinti šuo augam iš viršugalvių aukštyn. Ir paspaudžiam save į žemai žiūrinti šunį, jų šaunuolį. Ir čia dar kartelį keliaujam per bangą tiesi liniją. Sukamės į dešinį šoną. Galima leisti kelį žemyn, jeigu yra sunku, leiskit kelį žemyn koją, tikrai po truputėlį kūnas sustiprės. Žastas prie ausies. Atveriam krūtinę, lenkiam ranką per alkūnę. Dar kartelį žastas prie ausies. Leidžiam, kyla ranka aukštyn į viršų. Ir leidžiam delną žemyn, tiesi linija. Ir iš čia aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvių aukštyn. Pastumiam save į žemai žiūrintį šunį. Ir čia lengva pauzė. Žemai žiūrinti šuo. Uodegį kaulį keliam aukštyn viršų. Tiesinam savo rankas, krūtinę vedam gilyn. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Čia dar kartelį įkvėpiam. Ir su iškvėpimu mes leidžiam savo dilbius žemyn, keliaujam į delfino asaną. Nuostabi praktika pečiams, nuostabi asana pečiams. Čia dar porą kvėpavimų. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Ir iš čia mes pakeliam save aukštyn, žemai žiūrintį šunį dar kartelį. Paspaudžiam save gilyn, pakartosim dar 2 kartus. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam dilbius žemyn. Delfino asana. Keliam save aukštyn į viršų. Paspaudžiam save dar kartelį žemai žiūrintį šunį. Tuoj pailsėsim. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu dilbiai leidžiasi žemyn. Dar porą kvėpavimų. Jaučiam savo pečius. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam keliu žemyn. Leidžiam savo galvą žemyn. Atpalaiduojam savo rankas kūdikio asanoje. Rankos prie kūno, prie kojų. Nuleidžiam savo pečius žemyn. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Ir čia mes dar kartelį pakylam, kelių delnų padėtį. Ir iš jos mes leidžiamės į kobrą. Įkvepiam, su iškvėpimu kobrą visada mes keliaujam. Pirmiausia, smakras, krūtinė, išguldam pilvą, atsiveriam. Ir čia mes keliausim į skėlio asaną. Mes pakeliam nuo žemės savo kojas, rankas, krūtinę. Savo rankas vedam atgal, tiesios rankos vedamos atgal. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Ir iš čia rankos keliauja į priekį, į šonus tiksliau. Krūtinė lieka atverta. Jaučiam savo apatinę nugaros dalį. Ir iš čia rankos keliauja į priekį. Kamera sunku, leiskit rankas
prie šono. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu dedam delnus prie krūtinės, pakeliam save nuo kelių į žemai žiūrintį šunį. Pakeliam save aukštyn į žemai žiūrintį šunį. Ir iš čia mes keliam savo dešinę koją aukštyn į viršų ir dešinioji alkūnė. Ir dešinysis kelias keliauja prie dešinios alkūnės. Keliam koją aukštyn į viršų. Dešinysis kelias keliauja dar kartelį prie dešinios alkūnės, nes galbūt kažkada galėsim pakelti ir savo kairėje pėdą, būnant tokioje padėtyje. Dar kartelį kyla koja aukštyn ir vėl dedam dešinį kelią prie alkūnės. Keliam vėl koja aukštyn į viršų ir vedam pėdą į priekį link delnų. Čia pakeliam save į pirmąjį karvę. Pirmas karys kylam aukštyn į viršų, įsižeminam. Dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn, keliaujam tiesia linija, aukštai žiūrintį šuo atsiveriam ir iš čia žemai žiūrintį šuo. Lygiai tas pats su kairiąja pusė. Kyla kairioji koja aukštyn į viršų, vedam kairį kelį prie kairios alkūnės, kyla koja aukštyn į viršų, vedam kelį prie kairios alkūnės, kyla koja aukštyn į viršų, vedam kelį prie kairios alkūnės, kylam aukštyn į viršų, vedam pėdą į priekį, link delnų pakeliam save į pirmąjį karį. Pirmas karys kulnai vienoje linijoje, klubai pasukti į kilimėlio priekį, rankos pakeltos aukštyn. Kelias 90 laipsnių. Dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn, tiesi linija, aukštai žiūrintį šuo, augam iš viršugalvio aukštyn ir iš čia žemai žiūrintį šuo. Dar kartosim, lygiai tas pats, tik greičiau. Įkvepiam, kyla dešinioji koja aukštyn, prie dešinios alkūnės. Kyla koja aukštyn, prie dešinios alkūnės. Kyla koja aukštyn, prie dešinios alkūnės. Keliam koja aukštyn, į priekį link delnų, pirmas karys. Pakeliam save aukštyn į viršų, įkvepiam. Atpalaiduojam pečius, iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam, su iškvepimu leidžiam delnus žemyn, tiesi linija. Ir iš čia aukštai žiūrintį šuo augam iš viršugalvio aukštyn, pastumiam save į žemai žiūrintį šunį. Ir iš čia keliam savo dešinę koją, kairę koją aukštyn į viršų. Kairysis kelias prie kairės alkūnės. Keliam aukštyn koją. Kairysis kelias prie kairės alkūnės. Keliam aukštyn. Kairysis kelias prie kairės alkūnės. Keliam koją aukštyn. Kairioji pėda į priekį link delnų. Pirmas karys, pakeliam save aukštyn į viršų. Kyla kūnas aukštyn, pečiai atsipalaiduoja, augam iš viršugalvio aukštyn. Lėtas patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu leidžiam delnus žemyn, tiesi linija. Ir iš čia aukštai žiūrintį šuo. Augam iš viršugalvio aukštyn, paspaudžiam save į žemai žiūrintį šunį. Ir iš čia mes dar kartelį keliam savo dešinę koją aukštyn. Dešinysis kelias prie dešinios alkūnės. Dar kartelį kyla koja aukštyn. Dešinysis kelias prie kairės alkūnės. Kylam aukštyn. Ir priekį pėdą. Tiesinam savo dešinę koją, kairę koją taip pat. Ir keliaujam į piramidės asaną. Piramidės asanoje dabar savo dešinį sėdmenį
sukit šiek tiek atgal, kad klubai būtų vienoje linijoje. Kitas dalykas, nugara tiesi. Galima dėti rankas ant kaladėlių. Svarbiausia, kad nugara išliktų tiesi. Lėtas, patogus įkvėpimas. Lėtas, patogus iškvėpimas. Be stiprinimo mums reikia tempimo, nes jeigu klubai uždari, kojos neištemptas, bus sunku įeiti į tam tikras asanas. Tai šį rytą mes darom viską, kad išlaisvintume savo kūną, išlaisvintume tą energiją. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu mes lenkiam savo dešinę koją per kelį, keliam save aukštyn į pirmąjį karį. Ir iš čia sukamės į antrąjį karį. Tarpas iš karto pasidaro platus. Tarpas tarp kojų platus, žvilgsnis pro dešinės rankos pirštus tolyn. Atveriam savo delnus, tai puskarys. Ir iš čia dar kartelį keliaujam į antrą karį. Sukamės vėl į priekį ir keliaujam į trečią karį. Pernešam savo svorį ant dešiniosios kojos, keliam savo kairėje koją aukštyn, rankos į priekį. Arba, jeigu yra sunku, rankos į maldą. Jeigu yra sunku, jeigu jūs esat pačioje pradžioje, galima prisilaikyti prie sienos. Dar laikom, įkvepiam. Su iškvėpimu mes pradedam vesti savo kairėje koją į priekį. Ir galima ją laikyti sulenktą, galima ją tiesinti. Rankos kyla aukštyn į viršų. Ir čia mes esam stovėjime ant rankų tik tais iš atvirkščios pusės. Įsivaizduokit, jeigu apsiverstume, iš karto stovim ant rankų. Čia dar kartelį įkvepiam, su iškvėpimu leidžiam savo pėdą žemyn. Su iškvėpimu sėdam į kėdutę. Utkatasana kėdutė. Čia kyla į viršų pėdos. Laikom. Nugara tiesi. Smakras atvertas, krūtinė atverta. Ir po truputėlį pradedam sėsti vis giliau ir giliau. Ir giliau, kol pilnai nusileidžiam ant žemės ir keliaujam į navasaną. Navasaną galima laikyti, svarbiausia, nugara patiesinti, pečiai toliau nuo ausų, rankos prie kojų. Galima laikyti kojas sulenktas arba jas tiesinti. Čia dar kartelį įkvepiam. Patogiai iškvepiam. Dar kartelį įkvėpk. Su iškvėpimu leidžiam pėdą žemyn, rankos prie šonų, pakeliam save į staliuką. Atsiveriam, įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam sėdmenį žemyn ir keliausim joginį dviratį, nes nuleidžiam savo nugarą, pečiai pakelti, galva pakelta, dedam savo delnus ties pakaušiu, lenkiam kojas per kelius ir čia dešinioji alkūnė keliauja prie kairiojo kelio, kitą koją tiesinam. Ir atvirkščiai, kairioji alkūnė prie dešinio kelio, kitą koją tiesinam. Ir taip minam savo joginį dviratį ten, kur norisi, ten, kur veda širdis, ten, kur gera. Ir čia leisk savo nusišypsoti, pajausti savyje energiją, pajausti savyje šilumą. Kiek tu jau daug gali. Ir čia dar kartelį noriu priminti, kad joga yra ne apie asanas. Joga yra tai, kaip mes elgiamės kiekvieną rytą. Ką mes mąstom apie save, apie vertybės. O asanas tai yra tik įrankis energijai generuoti. Čia dar kartelį įkvepiam, leidžiam savo pėdas žemyn. Ir pakeliam tą žemę savo sėdmenis, įtempiam savo sėdmenis, įtempiam pilvo presą. Dar kartelį įkvėpk, su iškvėpimu leidžiam savo sėdmenį žemyn ir pakeliam save aukštyn į viršų. Čia pakeliam save į stovimą padėtį, aukštyn
Padahastasana. Pažvelgiam į priekį, įkvepiam. Su iškvėpimu tiesi linija. Tiesioje linijoje dar kartelį įtempiam savo pilvo presą, sėdmenis ir iš vieto leidžiamės į aukštai žiūrintį šunį. Augam iš viršugalvio aukštyn, stiebiamės aukštyn, dar kartelį žemai žiūrintį šuo. Ir iš čia mes keliam savo kairėje koją aukštyn į viršų. Kairysis kelias prie kairios alkūnės, kyla koja aukštyn į viršų. Kairysis kelias prie dešinios alkūnės. Štai kam reikia tempimo, kad galėtume pirmiausia pasiekti savo alkūnę. Keliam koją aukštyn į viršų. Dedam pėdą į priekį link delnų. Tiesinam savo kairėje koją, piramidės asana. Iš lėto prisitraukiam prie ištiestos savo kojos. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Čia pajaus, kaip kūnas leidžia dar giliau priartėti prie kojos. Leidžiamės šiek tiek dar giliau. Lėtas patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu mes lenkiam savo kairę koją per kelį, kylam aukštyn į viršų pirmas karys ir iš čia mes sukamės iš karto į antrą karį. Gilinam tarpą tarp savo kojų, rankos išorės išsitempiam, kaip gerai išsitempti. Koja sulenkta per kelį. Įkvepiam, atveriam delnus, taikus karys. Išsitempiam. Ir iš čia dar kartelį keliaujam į antrą karį. Sukamės atgal į priekį, pirmas karys. Ir iš čia trečias karys. Pernešam savo svorį ant kairiosios kojos. Pirmiausia, kai mes pernešam savo svorį. Stabtelim. Susirandam neįdantį tašką priešai save. Nėra nieko aplinkui, nesidairom į šonus. Liekam savo praktikoje. Keliam koją aukštyn, leidžiam nugarą žemyn. Ir arba rankos prieki, arba rankos į maldą. Rankos maldoje bus lengviau, prieki bus sunkiau. Čia dar akimirką stabtelim. Kam yra sunku, prisilaikykit prie sienos. Padarykit šią praktiką priešais veidrodį, kad žinotumėt, kiek lenktis giliai, kiek kelti koją aukštyn. Ir iš čia mes keliam savo koją į priekį, dešinę koją. Lenkiam koją per kelį, rankos kyla į viršų. Ir čia mes galim ištiesinti savo koją. Ir vėl liekam čia, kartu su savo kvėpavimu. Kultivuojam kvėpavimą. Mėgaujame savo kvėpavimu. Dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam pėdą žemyn. Įkvepiam, su iškvėpimu sėdam į kėdutę. Krūtinė atverta, sėdam gilyn. Keliam kulnus aukštyn į viršų. Jūs viską galite. Dar laikom. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Pradedam leistis gilyn. Jaučiam savo kojas. Kaip gerai jausti savo kojas. Leidžiamės iš lėto dar giliau. Dar giliau, kol atsisėdam ant žemės. Keliaujam į navasaną. Pečiai atpalaiduoti. Augam iš viršugalvio aukštyn. Ir iš čia galim patiesinti savo kojas. 5, 4, 3, 2 ir 1. Leidžiam savo pėdą žemyn, keliaujam į staliuko asaną, paspaudžiam savo sėdmenis aukštyn viršų. Atsiveriam, įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam sėdmenis žemyn, leidžiam savo nugarą. Pečiai pakelti nuo žemės, rankos ant pakaušio, joginis dviratis. Ir pradedam minti savo joginį dviratį ten, kur norisi.
ten, kur gera. Ir visas dėmesys kvėpavimui. Visas dėmesys. Ir čia neprarandam smalsumo, neprarandam žaismingumo. Kiekvieną kartą, kai kažkas atrodo neįveikiama, prisiminkit tai, jog tai sako protas. Širdis jaučia geriausiai. Leiskim savo dažniau pabūti vaikais. Ir iš čia dar kartelį leidžiam savo pėdą žemyn, galvą žemyn. Pakeliam nuo žemės savo sėdmenis aukštyn į viršų, įtempiam savo sėdmenis. Lėtas patogus įkvėpimas. Su iškvėpimu leidžiam savo sėdmenis žemyn, apsikabinam savo kojas per kelius ir pakeliam save aukštyn. Į viršų stovimą padėtį. Ir iš čia dar kartelį įkvėpiam, pažvelgiam į priekį. Su iškvėpimu pristraukiam prie ištiestų savo kojų. Čia dar kartelį įkvėpiam, pažvelgiam, atveriam krūtinę, su iškvėpimu tiesi linija. Ir iš čia įkvėpiam, su iškvėpimu aukštai žiūrinti šuo, augam iš viršugalvių aukštyn ir pastumiam save į žemai žiūrinti šunį. Ir čia manau, kad kūnas jau pakankamai apšilęs ir pasiruošęs įeiti į varniuko asaną. Kai kurie iš jūsų, kas lanko pas mane rytais, mano rytiniai jogiukai tikrai moka daugumą. Esu įsitikinus varniuką, kai kuriem bus pati pradžia, kai kuriem bus puikus startas, toliau stotis ant rankų. Tai varniuko asana yra viena iš pagrindinių, nuo ko mes pradedam kelionę link stovėjimo ant rankų, link stovėjimo ant smakro. Norėsiu kažkokį ir stovėjimo ant smakro rodyti, bet be varniuko kol kas dar ne. Bet dar turim 17 dienų. Kas norėsit, išmokysiu ir tai. Pirmiausia, kas yra svarbiausia varniukui? Keliaukit į kelių delnų padėtį. Prisiminkim tai, kad delnai visada po pečiais. Pirštai išskleisti kaip varlytė. Pirštai kaip varlytė. Bet ką mes darom, kai eisit ant rankų, tuos savo liekam tik ant pirštų galiukų ir savo pirštų viduriukus šiek tiek pakeliam nuo žemės, kad taip kaip katė įsikabintume į kilimėlį. Įsivaizduokit, kad delnas lieka ant kilimėlio, o pirštai kaip katė įsikabina į medį ir galim kirti. Ir įsikabinam tvirtai. Pirmas dalykas – tai yra delnai, delnų padėtis. Antras dalykas – nebijoti persisverti į priekį. Nepersisversit, nepakelsit kojų. Tiesiog, taip veikia mechanika. Būtina persisverti, kad pakeltume kojas. Trečias dalykas. Kodėl mes darom aukštai žiūrintį šunį? Tam, kad rankas stiprėtų ir mūsų alkūnės dilbiai suktųsi ne į išorę. Kodėl nesakau taip daryti aukštai žiūrinčio šuns? Visada, kai mes einam į aukštai žiūrintį šunį, į varniuką, mes pasukam į vidų savo alkūnės. Mes pasukam į vidų tam, kad rankos nesiskėstų į šalis. Nes jeigu rankos skėsis, bus nepatogu įeiti į varniuką. Lygiai taip pat į aukštai žiūrintį šunį. Rankas, alkūnės pasukam į vidų. Tada ketvirtas dalykas – įėjimas. Mes po truputėlį, jūs pirmiausia galite pažiūrėti mane, tada kartu darysit. Nebent tie, kas norit, galit daryti, kas mokat ir taip pat galit net bandyti atsistoti ant galvos. Ta praktikuosim vėliau. Kai mes įsistatom rankas, įsikabinam kaip katės, galit pasidėti pagalvėlę priekį. Mes einam prie savo delnų tiek, kad būtų patogu, nesukam į šonus alkūnės į vidų. Ir tada savo kelius įsistatom ties žabtais ten, kur yra patogu. Ir čia gali jau būti pirmas iššūkis
palinkus į priekį pabūti. Kas nori, galim pradėti kelti po vieną pėdą. Pirmiausia, pakeliam vieną pėdą, pajaučiam savo kūno svorį, leidžiam. Tada keliam kitą pėdą aukštyn. Leidžiam. Arba galim bandyti tiesiai eiti, bet kai mes įeidinėjam į varniuką, niekada nešokit abiem kojom. Visada pėda iš lėto po pėdos. Žvilgsnis prieki, žvilgsnis neklaidžioja. Ir tada mes jau laikom save tiek, kiek pavyksta. Bet pažiūrėkit į mane. Mano dėmesys, mano fokusas yra žemės priekis. Mano fokusas nėra šonas, kitas šonas, dangus. Mano fokusas, mano ramybė yra čia. Kodėl pradžioje praktikos paklausiau, kaip jaučiatės, ką manot apie save, ką manot apie šią praktiką, koks yra jūsų nusiteikimas, nes toks, koks yra jūsų nusiteikimas, tą, ką jūs manot apie save, kiek sugebėsit asanoje, kiek sugebėsit praktikoje, tą jūs ir padarysit. Anksčiau ir vėliau. Arba nepadarysit, jeigu sakysit savo, aš to nesugebėsiu, nes protas gali labai daug. Tai dabar kartu pabandom pačią pirmąją asaną. Tada parodysiu dar vieną ir dar kitą. Gerai, bandom įeiti į varniuką patys. Pabandom pažaisti asanoje. Gaila, aš neįsijungsiu, kad matyčiau jus. Tai žaidžiam varniuką, pažaiskim dar. Įeinam, nepamirštam, kaip kelti kojų. Tuo įsijungsiu, kad galėčiau matyti jus. Ir man parodykit savo varniukus. O, matau, darot. Labai gerai, šaunuoliai. Dar parodykit, aš ką tik įsijungiau, dar kartą pažaidžiam. Dar. Na, noriu matyti varniukus. Gerai. Lina, Monika. Dar pažaidžiam. Loretos gaila nematau, užtamsinta labai. Na ir kita. Eglė. Eglė, tu per daug įsistatyk ties žastų savo kelius. Tu per daug prieik dar arčiau. Kitas dalykas, kas gali padėti, yra kaladėlis. Pasistatykit kaladėlę arba dvi. Ir dėkit savo pėdas ant kaladėlio. Aš šiaip, jeigu atvirai su kaladėliu nesubandysiu, bet pabandykit, su kaladėliu bus daug lengviau. Iš karto pakils kojas. Bandykit, bet jūsų rankos keliai turi įsistatyti ties žastų. Gali pirštų galiukus dedam ant kaladėlio. Galit net ir dvi pasistatyti. Tada tai jau išvis kojas išvis pasikels. Žaidžiam. Šaunuoliai, Lina, labai gerai, matau. Taip, jausit savo riešus. Riešai ir vis prasukam. Gerai, šią asaną praktikuokit namie savo tempu. Gerai. Prasukam savo riešus. Įsivaizduokit, kad jūs dabar jaučiat savo riešus, kas būtų, jeigu nebūtų praktikos riešam. Būtina atlikti praktiką riešam. Kitas dalykas labai panašus - šoninis varniukas. Tai kas įvaldėt varniuką? Šoninis varniukas. Tai šiek tiek kitaip. Įsivaizduokit, kad mes atliekam varniuką tik į šoną. Mes pradedam sėstis, dedam savo rankas ant žemės, dedam kilimėlio viduryje savo rankas. Paeinam šiek tiek į šoną.
su savo pėdomis, šiek tiek į šoną ir dabar savo rankas būtina lenkti ir tada pakeliam savo kojas. Bet kai mes lenkiamės, mes einam ne tik į priekį, mes keliaujam link šono. Ir tada galim iškelti savo kojas. Dar kitas būdas. Irgi galit pabandyti, galbūt atrodo neįveikiama, bet aš esu įsitikinus, kad šitas asanas padarysit gale praktikos, jeigu gale iššūkio. Pabandom kartu šoninį varniuką. Ir leidžiam savo pažaisti. Gerai? Šoninis varniukas. Mes savo pėdomis stovim kilimėlio priekį. Savo delnus dedam viduryje kilimėlio. Ir iškart mano keliai atsiduria prie žasto. Mano keliai prie žasto. Ir aš savo pėdomis šiek tiek paeinu dar į šoną. Ir kad aš galėčiau pakelti kojas, aš negaliu pakelti. Aš būtinai turiu persisverti ir lenkti savo rankas per alkūnes. Ir vėl pabandom. Gerai. Šaunuoliai, aš labai didžiuojuosi, kad jūs jau tai darote. Kiek žmonių pamatę sakytų, ne, tikrai ne. Bet jūs jau tai darote. Gerai. Šiai dienai, aš manau, užteks. Šiai dienai kitą kartą parodysiu kitą asaną. Šiai dienai turi dvi asanas. Ta patį ir iš kitos pusės, kas norit, kas padarėt, galit su ta pačia pusė, su kita pusė tik tais, kitą šoninį varniuką padaryti ir įeiti. Ir kam reikalingas tempimas, tam, kad galbūt vėliau išsitiesins kojas, tai ateis su laiku. Man atėjo per pirmą kartą. Žinot, tiek laiko aš praktikavau šitas asanas, kad padaryčiau, ir kiek kartų kritau. Visiškai yra normalu, bet toks, koks yra jūsų nusiteikimas, čia yra pats svarbiausias dalykas. Ir suvokti, kad tai yra tik kelio pradžia. Ir dabar prasukam kartu riešus. Visi kartu. Norėjau parodyti dar vieną asaną, bet ją parodysiu kitą kartą, nes tokių praktikų turėsim dar. Ir manau, jos yra reikalingos, jos yra įdomios ir duoda dar daugiau motyvacijos kažkiek. Ir čia ištempsim dar savo kojas ir keliausim į paskutinę asaną, šavasaną. Čia galit užsimerkti ir prisitraukti prie savo ištiestų kojų. Tiek, kiek kūnas leidžia, svarbiausia nugara tiesi, galim pasiimti diržą, jei norisi, ir patempti save į priekį, pėdos aktyvios, pirštų galai žvelgia į mus. Prisitraukiam prie ištiestų savo kojų. Prisitraukiam. Čia lėtas, patogus kvėpavimas. Iškvėpimas ilgesnis negu įkvėpimas. Čia dar porą kvėpavimų. Čia dar kartelį įkvėpiam, kylam aukštyn į viršų ir keliaujam į gulimo padėtį. Iš čia pramasažuojam savo apatinę nugaros dalį, dar porą asanų, kurios yra stimuliuojančios aukštesnėsis čakras. Yra padedančios nusiraminti, padedančios įsikvėpti. Pajausti savo harmoniją, balansą. Ir iš čia keliausim į žvakės asaną. Mes iš lėto pakeliam savo sėdmenis aukštyn į viršų
Ir patempiam savo kojas viršuje, patempiam savo kojas. Sėdmenys kyla aukštyn į viršų. Labai gerai. Tiesinam kojas viršuje. Eglė šiek tiek, Eglė jau įeina į plūgą. Ir iš čia keliaujam į plūgą. Iš čia mes pradedam po truputėlį leisti savo kojas už galvos. Ir keliaujam į plūgą. Kai mes esam žvakiai, pasistengkit savo kojų nevesti labai atgal, viską užsavęs. Kai yra žvakė, mes žvakiai laikom tiesias kojas ir aišku, tai sunku pajausti, bet neveskit labai už galvos savo kojų. Kai jau sakau einam į plūgą, tada jau pradedam vesti kojas už galvos ir čia liekam kojomis už galvos, virš galvos. Čia dar kartelį įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiam savo sėdmenį žemyn. Apsikabinam dar kartelį savo kojas, per kelius pamasažuojam savo patinę nugaros dalį. Ir iš čia rankos į šalis, rankos prisiglaudžia prie žemės paviršiaus. Ir galvą sukam į kairę pusę, kojas į dešinę. Leidžiam krūtinį patogiai išsitempti. Ir atgal, galvą sukam į kitą pusę, kojas taip pat į kitą pusę, kojos sulenktas per kelius. Leidžiam krūtinį patogiai išsitempti. Ir iš čia keliaujam paskutinę savo asaną, šavasaną. Kaip ir minėjau, šavasana yra pagrindinė mūsų asana, išlaisvinanti energiją. Tačiau leis sau įsipatoginti kojas plačiai. Pėdas krenta į šalis. Čia leis savo kūnui patogiai atsipalaiduoti. Lėtas patogus įkvėpimas. Lėtas patogus iškvėpimas. Leisk atsipalaiduoti savo pėdams. Pajaus savo pėdas, kaip jos pradeda šilti ir atsipalaiduoti. Ir leisk tai energijai keliauti aukštyn tavo kojomis. Atpalaiduodama tavo šlaunis, blauzdas, sėdmenis. Leisk atsipalaiduoti savo nugarai, pečiams, rankoms. Ir šiandieną turėjo daug darbo. Pajaus savo šiltus delnus, kaklą, galvą ir kiekvieną veido raumenuką. Leisk visam kūnui nurimti ir keliauti į tylą. Ir leisk savo dėmesį nukeliauti ties kvėpavimu. Ilgai kvėpavimas tiesiog vyksta. Leisk sau būti ir stebėti save. Ir mėgauti savo kūnu.
Ir čia kas nori, dar gali atlikti šavasanoje tiek, kiek tik norisi. Pakankamai metas, taip po truputėlį pajudinam savo pėdas, pajudinam savo pirštus. Leisiu dar kartelį pajusti savo kvėpavimą, pajusti savo buvimą šioje akimirkoje. Leisiu pajusti savo kūną. Jaus, kaip šią akimirką jautiesi. Ir čia gali pasirašyti ir radus momentą, apsiversti ant norimo šono ir pakilti sėdimą padėtį. Ir užbaigsim praktiką su dėkojimu. Tai pirmiausia, padėkok savo už skirtą laiką savo. Padėkok savo sprendimą atsistoti ant kilimėlio ir skirti praktiką savo. Padėkok savo kūnui už tai, kiek jis tau gali. Padėkok už dar vieną naują rytą ir vieną naują mažą pradžią. Padėkok už mylimus žmones. Ir palydėk save į dieną su komplimentu savo. Pasakyk savo kažką įkvepiančio, atveriančio. Ir kviečiu su tuo jausmu, su energija, su džiaugsmu keliauti savo dieną. Aš dėkoju visiems už praktiką. Namaste. Ačiū visiems, kas buvo. Šį šeštadienį tikiuosi įsikvėpė džiaugsmu. Toks yra tikslas. Ir lauksiu jūsų kitose praktikose. Svarbiausia, mėgaukitės asana, mėgaukitės diena ir nesvarbu, kiek šią akimirką pavyko atlikti. Visa tai yra procesas. Žingsnelis po žingsnelio. Ačiū. Ir jos gražiausios dienos. Ačiū visiems. Iki. Ačiū. Ate. Ir jeigu norit, visada parašykit, kaip jums sekėsi. Visada laukiu iš jūsų žinių. Ačiū. Iki. Ačiū. Ačiū. Iki.